Ar gerai? Gerai! Sveiki, mėlieji! Su jumis kaip ir kiekvieną nuostabią pavasario savaitę, Žiburio žinios ir aš su naujaisiais savo kolegomis Domu, Adoliu ir Pauliu. Žinias pradėsime nuo mūsų rubrikos klausimėlio. Tai čia tas su katima, ne? Kaip katinus kastruoja, kad jie nenorėtų daugiau kačių, taip kad tas sterilizuoja, kad jos nenorėtų katinų. Čia kai gyvūniukui nurėžia organą, tarkim, kad neturėtų vaikučių. Tai kai padarai kažkokį gyvūną, organizmą lytiškai neaktyvų. Kai sterilizuoja kažką, pavyzdžiui, papasakok, tu perduodu žodį. Ekspertai migliai. Sterilizacija. Tai, manau, yra procesas, kai kažką panaikina. Sterilizuoja. Bakterijas sterilizuoja. Taip. Bakterijų naikinimas, kad būtų švaru ir būtumėm visi laimingi ir sveiki. Tai yra, kai priverstiniu būdu padaro nevaisingą žmogų arba gyvūną. Čia ta prasme apie kiauliukus kalbant? Apie kiauliukus kalbant. Tai kai jis tampa nebevaisingas? Nežinau, kažkas sterilaus. Kai tave paskiepija nuo kažko. Tai tave yra sterilizavę? Ne skiepai, net nežinau. Gal tiesiog bakterijų šalinimas nuo kažkokių įrankių, kaip iš dantistės išeina ir iš daktarų sterilizuoja įrankius, kad neužkrėstų kiti žmonės. Tai yra teisingas atsakymas. Galim paploti, visi paplokim. Tai yra šviesos užlinkimas už kliūties, po to kaip jie atsimuša į 3 stiklus ir atsispindi. Išnaikinti reikia blogasias energijas ir blogasias bakterijas. Rankas, o ne kates, Inga, tarp kitko. Sterilizuoti rankas būna, tarkim, bakterijos, tarkim, ir panašiai. Nebūtinai rankas, ten galima, nežinau, stalus, tarkim, mokyklų sterilizuoja, ten nuo tų bakterijų ir panašiai. Treneri, kas vyko mokykloje prieš 2 savaitės? Prieš 2 savaitės mūsų mokykloje vyko LKL visų žvaigždžių beko žvaigždžių diena, kuri buvo mūsų mokykloje. Čia susirinko garsiausi mūsų miesto krepšininkai, kurie mums papasakojo apie savo nuotykius, kaip jie jaučiasi komandoje, kokios kamuoja bėdos ir kas galbūt ateityje bus. Labai gerai, fantastika. Komercinis pasiūlymas. 91-osios laidos abiturientams. Būkim maladėti, išlaikykim tą kalbėjimo įskaitą. O visiems kitiems linkiu gerų atostogų. Pailsėkit, pasimokykit. Labiau pailsėkit, gal nei pasimokykit. Gero savaitgalio. Iki. Ar gerai? Gerai! Ko palinkėtumėte abiturientams, kurie ruošiasi lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitai? Nežinau, iš ko susideda, beje, ta įskaita, tai panašiai, bet minėčiau irgi, būkite drąsūs, būkite savimi, per daug nesiruoškite egzaminams. Dar truputį pakomentuosiu, kad būtų aišku kas, nes aš žinau, kad paskutinėse klasėse ir man tai buvo visas gyvenimas pasidaro ruošimasis egzaminams. Taip neturi būti. Kad gyvenimas yra daug didesnis, tai linkiu sėkmės, bet aš turiu, kad jeigu jūs sugebėsite ir pailsėti ir prasmingai gyventi, tai jums seksis ir toje įskaitoje. Na, yra tokie retorinių tokių pratimų iš antikos.
Sakoma, kad jeigu nori kalbėti gerai auditorijai, nueik prie audringos jūros ir sakyk jai kalbą, jeigu tau dar per lengva, tai įsidėk akmenukų. Nu ką, vėjuotą dieną eikit prie Nemuno ir pabandykit Nemuną įtikinti. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Dublis. Ar ne? Vis dar labas. 1, 2, 3, pirmas dublis.